vienas iš dalykų, kurių mes mokysimės tame žaidimų ir draugystės būrelyje, tai yra bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžiai. Aš naudoju empatinio bendravimo metodiką, su vaikais tą vadinu 4 žingsnių metodu. Tai čia mes mokysimės įtampos situacijose jas įvardinti tokiu neutraliuoju būdu, vengiant vertinimo ir kaltinimo. Vaikai mokysis pažinti emocijas ir jas įvardinti naudojant aš kalbą, nekaltinant, neperkeliant už savo emocijas atsakomybės kitam. Jie čia mokysis atpažinti savo poreikius ir juos įvardinti kaip deficitinius ir formuluoti prašymą. Ir labai dažnai būna tėvai, kai išgirsta žodžiu apie šitą programą, sako, o galėtumėt jūs kažkaip ir mum padaryti kažkokią tokią paskaitą, pamoką ir pasidalinti šitą informaciją, nes galvom, kad ir mum patiems būtų labai vertinga ir naudinga pradėti praktikuotis tą tokį empatinį bendravimą namuose. Tai aš mielai tą padarau, mes tokį sutraukiam žodžiu tą ciklą į vieno vakaro susitikimą ir aš bet kokiu atveju labai džiaugiuosi galėdama dalintis ir tikiu, kad aišku, kad geriausias pokytis vyksta tada, kai keičiasi visa vaiko aplinka. Ir vaikai tų įgūdžių, kurių įgauna grupėje, jos gali praktikuotis ir jie užsitvirtina ir namuose. Tai registruokite vaiką į grupę, labai lauksiu, čia jisai mokysis labai vertingų įrankių ir įgūdžių, kurie padės jam būti sėkmingu visose jo gyvenimo srityse. Tai registracijos formą rasite apačioj, o 30 rugsėjo ateikite pasibandyti.